Alus Bunki. Šarūnas rašo, kad reikia Valentino dienos progą pasveikinti jo mergaitę. Bet gal ne taip parašė. Reikia kebra pasveikinti. Ne, jisai sveiki. Nežinau, ką daryti, nenusisekė Valentino diena. Mergina Klaipėdoje, aš Plungėje, tad labai norėčiau ją nustebinti bent per radiją. Tad norėčiau paprašyti, kad paskambintumėt Valentino dienos progą, linkčiau be gal dėkingas. Ačiū labai. Jos vardas Alina. Freak me, baby. Ai. Freak me. Žinai ką, tai galim... Up and down till you say stop. Pasakysim, kad Šarūnas buvo neištikimas. Tu būk mano draugelis, taip, šalia sėdi, žinai. Pum, 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 pum. Alina, Alina, ar duosi man įklyn? Na, Šarūnėlė, matai, kad nekelia tavo mergaitę? Taip, tai... Koso? Alio. Labas. Labas. Alina, čia tu? O kas čia skambin? Nėra ką, Nerijus. Koks Nerijus? Nepažįsti tu manęs. Klausyk, aš dėl Šarūno tavo. Dėl mano Šarūno? Nu, gali kalbėti dabar. Nu, galiu. O kur tu esi dabar? Akropolį. Oho, kiek ten jūsų daug? Nedaug. O kas yra? Ne, nu dėl Šaro tu gali pakalbėti. Nu, aš turiu vieną dalyką. Jis, nu, kaip ir mano draugelis yra, bet žinai. Nu. A tu viską dabar žinai paskutiniu metu, kas vyksta? O kas vyksta? Nu, mano puskė yra tokia, Šarūnė. Vat mano draugelis gali papasakot. Ji karts nuo karto, žinai, atvažiuoja pas mane ir aš realiai nežinojau, kad su Šaro jie sueina, bet... Tu gal nesakyk. Nu, paik nesakyk, viskas normaliai. Ne, bet tai... Gal ten, žinai, Karoči, tai... gal ten ne taip, aš nuotraukas mačiau. O tai kaip matėjai, tipo, laižėsi? Ne, tipo, ten, žodžiu, tas rankai užkišęs buvo, užkišęs ranką ir nufotkinę, ten, nu, yra daug tokių nuotraukų, bet ten nėra taip, kad jie ten, gal ten pusibučiavo, žinai, bet taip. Tai va, tai kažkaip, aš žinai, kaip būtų ne mano puskė, tai dzin, žinai, aš tau neskambėčiau, bet dabar tai... Nu. Ir jin gal nežinojo, kad Šaras turi... Nu, nesvarbu, bet tai Alina, tu žinai, kad kažkas vyksta čia tarp Šaro? Ne, nežinojau. Nu va, tai kažkas vyksta, tai... Aš sakiau, nereikėjo sakyti, šis čia, nesikištų. Nu ką? Žinau, ką maustot, žinau, kas skambina. Kas skambin? Aš žinau, aš per daug dažnai jūsų klausausi. Per daug nedažnai mūsų klausaisi. Taip. Bet žinai, Alina, tas faktas jo, gal jisai mielas, viskas okei, bet kodėl dabar tie vyriški balsai kažkaip dingo iš tavo perimetro, ką? Nu, niekur nedingo šiaip. O kas ten per berniukai? Šiaip vienas draugas. Draugės vaikinas. O kur draugė pati? Sėdi. Sėdi? Sėdi. Gerai, aš žinau, kad tas skambina. Tai žinau, kad tu žinai, bet ar tu žinai, kad Šarūnas dabar klauso? Aš tikiu, kad jisai klauso. Jisai net skambino ir parašė. Man atrodo, jisai važiuoja jau, nebeklauso, jis važiuoja. Link Akropolio. Ne, jisai, kad... Gerai, tegul. Kur jūs skirtingos miestos esat, ne? Aha. Jis Plungėje, tu Klaipėdoje. Nu. Barangiai, gnu. O kaip, tai ir nešvietėte atskirai, taip ir būsit? O turi ką pasiūlyti? Ar aš? Nu. Nu, galim video kolą padaryti. A, ne? Mes traubliukus pastatysim. Aš grįšiu ir mes atšvęsim. Ką padarysi? Atšvęsim. Gerai. Negalit kartu būti ne šiandien? Negalim. O parašai žinutę? Tuoj parašys aš jam. Ok. Gerai. Gerai. Kiek jūs draugaujat jau? Alina, Jaučiasi, kad nedaug. kiek jūs draugaujat? Nedraugaujamės dar. A, jūs dar nedraugaujat? Palauk. Nenusisekė man diena mergina Klaipėdoje, o aš Plungėje. Aha. Tai gal jūs nedraugaujat? Tiesiog, mergina. Ne. Tiesiog. Nu. O norėtum draugauti su Šarūnu? Tai čia mes patys pasišnekėsim. O, aišku. Nu, bet tai gali prisipažinti, klausyk, dabar girdi tave Šarūnas. Taip, gali kažką mielą pasakyti. Jo, kažką išskirtinio, žinai, nes, nu, esama žinutė. Jam pasakysi asmeniškai. Nu, bet ką aš daug sakysiu? Nu, Nu, irgi įdomu, taigi, nu, tiesiog tu turi dabar radio eterį, kuris vieną minutę kainuoja, nežinau, čyriką arba dvacoką, ir tu gali pasveikinti savo draugą. Ir aš galiu dar uždėti dainą kokią nors sėksi. O.
pasveikinti Valentino dienos progą draugą, ko tikrai nei viena pana nepadarė šiandien. Taip. Bent jau Zipo statyti tikrai, o kitose statyse tai ten seniai nebent. Alina, turi istorinę progą. Gal ne Šarūną, gal kažką kitą nori pasveikinti. Gal tą berniuką, kuris perimetrė girdis. Ten draugės tą. Ten draugės vaikina. Tai gali tą progą irgi. Nieko. Maža ką pirti kokiai. Na tai sakyk. Klausom tavęs. Aš jam asmeniškai pasakysiu. Nu kažkaip neromantiškai. Tai čia. Nori pašnekėti? Klausu. Sveikas. Labas. Sveikas. Klausyk, Alina bandė prikalbinti, pasveikinti Šarūną Valentino dienos progą, tai manau, tu turi tą galimybę. Ir dabar užleisim tokį gabalą, seksi. Ir turi 10 sekundžių pasveikinti Šarūną, Alinos draugą. Su Valentino dienos proga. Bet be keiksmažodžių. Šarūną, čia. Išplungęs. O kodėl aš čia turiu sveikinti? Nu šiaip, Tu Alinos broliška draugas, meilė. Uvažai gal tu tą. O kas yra tarp Alinos ir tavęs? Tarp manęs ir Alinos nieko. Bet biškai patinka tavo Alina. Nu taip. Nu, tiesiog draugai ir tiek. Gerai, tavo eteris. Šarūną sveikink. Išradingieji. Jo. Gerai, keliaujam toliau. Tai paskambinėsim dar. Aš manau.